Ar kovojate su gelbėjimosi ratu aplink juosmenį, kuris net ir išbandžius griežčiausias dietas niekaip neišnyksta? Bandėte intensyviai sportuoti, bet veidrodėje rezultatų nesimatė jokių? Ką aš jums parodysiu per sekančias porą minučių paliks daugelį be žadų ir privers susimąstyti. Senovės baltai žinojo paslaptį. Žmogus gali valgyti beveik viską, jei kepenys dirba taip, kaip reikia. Jie kepenys laikė gyvybės ir jėgų šaltiniu. O ir šių laikų mitybos specialistai vieningai sutinka, kad kepenys yra atsakingos ne tik už svorio kontrolę, bet ir už bendrą žmogaus savijautą. Po daugybės atliktų tyrimų mokslininkai teigia, kad būtent kepenys yra pagrindinis detoksikacijos centras mūsų kūne. Ir kol kepenys neveikia taip, kaip turėtų, nei griežtos dietos, nei alinančios treniruotės neduos norimo rezultatų. Jei šiuose situacijose atpažinsite save, jums reikėtų kuo skubiau susirūpinti savo kepenimis. Sportuojate, skaičiuojate kalorijas, bet centimetrai apie juosmenį nesikeičia. Vakare turite daugybę planų, o atsikėlus ryte jau nebėra energijos jiems įgyvendinti. Vargina odos problemos, kurios erzina kiekvieną kartą pažiūrėjus į veidrodį. Pažįstamos situacijos. Nesijaudinkite. Ne jums vieniems. Todėl mes jau žinome sprendimą. Tai gali būti pirmieji signalai, kad jūsų kepenys šaukiasi pagalbos, nes šiuolaikinis gyvenimo būdas negailestingai alina mūsų kepenis. Konservantai, maisto priedai, o kur dar žemdirbystėje naudojami įvairūs pesticidai ir cheminės trąšos. Visa tai kenkia jūsų kepenims. Jūsų kepenys tai kovotojas, kuris bando atlaikyti 100 toksinų smūgių kasdien. Jos filtruoja jūsų kraują, apdoroja riebalus, neutralizuoja tai, ko jūsų organizme neturėtų būti. Bet kai smūgių per daug, jos pavargsta ir nebesugeba darbo atlikti taip, kaip reikia. Nepasislėpsime nuo pasaulio burbulę, kur mūsų nepasieks kenksmingos medžiagos. Bet kol nepašalinsite šios problemos iš šaknų, kepenų veikla streikuos vėl ir vėl. Manoma, kad žmogaus amžius galėtų siekti net 125 metus, bet Lietuvoje vidutinė gyvenimo trukmė vos 75 metai. Kodėl? Viena iš priežasčių, kad kepenys nebespėja apsaugoti mūsų nuo modernaus pasaulio nuodų. Ypač moteris pastebi, kaip pavargusios kepenys siunčia signalus, kurie atsispindi veidrodyje. Oda praranda natūralų švytėjimą, tampa nelygi ir riebaluota. Po akimis atsiranda patamsėjimai ir paburkimai. Žandai praranda stangrumą, atsiranda pagurklis. Akys atrodo sukritusios ir pavargusios. Oda tampa pilkšva ir praranda jaunatvišką spindesį. Venkite aptemptų drabužių, nes erzina atsikišęs pilvas, o grįžus namo vos užtenka jėgų pasirūpinti buitimi ar sveika vakarienė, o ką jau kalbėti apie kokybišką ir smagų laiką su šeima. Vyrams problemos ypač pasimato iš jų aktyvumo. Vakarais tik sofa ir televizorius. Jaučiate, kad nebeturite energijos nueiti net iki parduotuvės, todėl siunčiate žmoną ar vaikus, vyriškumas krenta, energijos nėra, o pilvo apimtis tik didėja. Kodėl taip nutiko? Mūsų senoliai gyveno kitaip. Jie rinko vaistažoles, gamino bičių pikį, vartojo įvairiausias uogas ir gamtos gėrybės, nes jie žinojo gamtos paslaptis. O ką mes darome šiandien? Perkame maistą, pripildytą skonio tirpiklių ir visokiausių konservantų, kurie pamažu nuodija mūsų organizmą. Statistika šokiruoja. Manoma, kad net apie 30% lietuvių turi kepenų problemų, bet dauguma to net nežino. Farmacija tyli apie natūralius sprendimus, bet kiekviena tokia pati diena artina jūs prie pavojingos ribos. Įsivaizduokite, pabundate ryte kupini energijos, lengvai užsisegate mėgstamiausias kelnes, o veidrodyje matote švytinčią, lygią odą, be spogų ir pleiskanų. Darbe drąsiai vilkite aptemptus drabužius,
nes nebėra to erzinančio gelbėjimosi rato aplink juosmenį. Kolegų komplimentai, o vakare dar turite tiek energijos, kad spėjate ir sportuoti, ir smagiai praleisti laiką su šeima. Skamba kaip svajonė? Mūsų mokslininkų komanda padarė, kad tai būtų įmanoma kiekvienam. Mes tikime, kad kiekvienas Lietuvos žmogus nusipelno jaustis ir atrodyti puikiai. Todėl sukūrėme revoliucinę formulę, pasirėmus naujausiais moksliniais tyrimais, kuri padės jūsų organizmui natūraliai atsikratyti toksinų ir atgauti jaunatvišką energiją. Nordic Peak Health komanda sukūrė revoliucinę formulę, pasirėmus naujausiais moksliniais tyrimais. Ir šią formulę pavadinome kepenų galia. Kuo ji tokia ypatinga? N-acetilcisteinas, dar trumpai vadinamas NAC, nuo seno naudojama priemonė kepenų detoksikacijai, optimizuoja mitochondrijų veiklą, mažina potraukį alkoholiui, gerina nuotaiką ir stabdo senėjimo procesus. Glicinas stiprina detoksikacijos procesus, padeda atstatyti kepenų ląsteles, gerina miego kokybę. Įsiklausykite gerai. Glicinas ir NAC kartu sukuria išskirtinį junginį. Šių dviejų medžiagų derinys atveria visiškai naujas galimybes, kurio nė viena iš medžiagų atskirai pasiekti negali. Cholinas padeda kepenims efektyviai pernešti ir apdoroti riebalus, apsaugo nuo riebalų kaupimosi kepenyse. Senovės Egipte kiaušiniai buvo laikomi gyvybės ir vaisingumo simboliu, nors anksčiau nežinota, bet kiaušiniuose gausu cholino, kuris ypatingai vertinamas ir šiais laikais, nes būtent cholinas būtinas kepenų sveikatai ir itin svarbioms gyvybinėms funkcijoms palaikyti. Cinkas ir varis. Senovės civilizacijos varį naudojo žaizdų dezinfekcijai, o cinkas Egipte ir Indijoje naudotas kaip vaistas odos ligoms ir žaizdų gydymui. Kartu šie mikroelementai stiprina antioksidantų veikimą, padeda atstatyti kepenų ląsteles, dalyvauja detoksikacijos procesuose ir apsaugo nuo infekcijų. Molibdenas randamas ankštiniuose augaluose, riešutuose ir grūduose. Aktyvuoja gyvybiškai svarbius kepenų fermentus, padeda pašalinti toksinus iš organizmo, gerina medžiagų apykaitą. Selenas. Senovės kinų ir graikų medicina seleną ypač vertino kaip apsaugą nuo ligų, o jau ir šiuolaikinio mokslo įrodyta, kad šis mikroelementas stiprina imuninę sistemą, apsaugo kepenų ląsteles, dalyvauja detoksikacijos procesuose. Ką pajusite, kai jūsų organizmas pagaliau gaus pakankamą šių medžiagų kiekį? Kūnas taps energingesnis ir lengvesnis, pagerės odos būklė ir spalva, sumažės paburkimai, kūno forma sparčiai keisis, grįš energija ir gera nuotaika, taps lengviau kontroliuoti potraukį maistui. Kurdami formulę supratome, kad visko negalime sutalpinti vieną kapsulę, todėl sukūrėme papildomą sprendimą – gliukozės harmoniją. Ši revoliucinė formulė ne tik stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje, bet ir akivaizdžiai pagerina medžiagų apykaitą. Vartojant kepenų galia kartu su gliukozės harmonija, efektas tampa dvigubai stipresnis, ypač tiems, kas nori atsikratyti nepageidaujamų kūno apimčių, bet tai tik šalutinis efektas. Svarbiausia, kad ši kombinacija padeda kepenims išsivalyti ir atsistatyti, palaiko stabilų cukraus lygį kraujyje, kovoja su cholesteroliu, skatina ląstelių atsinaujinimą. Gliukozės harmonija veikia kaip jūsų kraujo sargybinis, padedantis kepenims pilnai funkcionuoti. Jo sudėtyje yra berberinas, kuris mažina cukraus kiekį kraujyje ir padeda atsikratyti nepageidaujamų kilogramų. Tradicinėje kinų medicinoje raugerškio šaknys, kuriuose gausu berberino, naudojamos jau daugiau nei 3000 metų. Silimarinas stiprina kepenų funkciją,
skatina detoksikacijos procesus organizme ir mažina uždegimus. Silimarinas taip pat skatina kepenų atsinaujinimą. Chromas gerina insulino veikimą organizme ir padeda palaikyti sveiką cukraus kiekį kraujyje, taip pat mažinant potraukį saldumynams, ypač naudingas norintiems kontroliuoti svorį ir užkirsti kelią cukraus kiekio šuoliams kraujyje. Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad šie ingredientai veikia sinergiškai. Vienas kitą sustiprina ir papildo. Vartojant gliukozės harmoniją kartu su kepenų galia, gausite pilną organizmą atstatančią sistemą, kuri padės jums vėl pasijusti energingiems ir sveikiems. Norite pradėti savo transformaciją jau šiandien? Tam ir sukūrėme šias formulės. Esame įsitikinę produktų efektyvumu, todėl leiskite jums padėti žengti į sveikesnį rytojų. Išbandykite mūsų sukurtas formulės ir įsitikinkite jų efektyvumu patys. Spauskite mygtuką žemiau ir pasiimkite tai, kas teisėtai priklauso jūsų sveikatai. Gyvenkime sveikai dėl savęs ir dėl tų, kuriuos mylime.